Dvynius ir skorpionus jungia intelektas, paslaptis ir intensyvumas, tačiau kartu ir skiria labai skirtingą gyvenimo energiją. Dvyniai priklauso oro stichijai, jie lengvi, smalsūs, mėgstantys pokyčius, laisvę ir naujas galimybės. Skorpionas – vandens ženklas, gilus, emocingas, paslaptingas ir trokštantis kontrolės bei emocinio artumo. Tai santykiai, kuriuose iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad vienas kitą traukia magiška jėga, dvyniai žavisi skorpiono paslaptingumu, o skorpionas negali atsispirti dvynių gyvumui ir protui. Tačiau ilguoju laikotarpiu jų skirtumai tampa iššūkiais, kuriuos įveikti įmanoma tik brandžiai, sąmoningai ir su dideliu atvirumu. Dvyniai santykiuose nori laisvės, nuotykių ir nuolatinių emocinių pokyčių. Jiems svarbu, kad partneris juos skatintų mąstyti, juoktis ir tyrinėti pasaulį. Skorpionas trokšta gilaus ryšio, lojalumo ir visiško emocinio pasinėrimo. Jam meilė yra beveik mistinis patyrimas. Kai šie du susitinka, užsimezga stipri trauka, dvyniai jaučia skorpiono magnetizmą, o skorpionas žavisi dvynių žavesiu ir intelektu. Tačiau po kurio laiko skorpionas gali pasijusti nesaugus. Dvynių kintanti prigimtis ir laisvės poreikis gali sukelti pavydą ar kontrolės troškimą. Dvyniams tuo metu skorpiono emocinis intensyvumas gali atrodyti per sunkus ar net varginantis. Raktas į harmoniją – pasitikėjimas ir pagarba skirtumams. Dvyniai turi išmokti parodyti pastovumą ir emocinį sąžiningumą, o skorpionas duoti daugiau erdvės ir tikėti partneriu. Kai abu mokosi vienas iš kito, santykiai gali tapti nepaprastai gilūs ir transformuojantys. Bendravimo srityje dvyniai yra meistriški kalbėtojai, o skorpionas puikus klausytojas ir stebėtojas. Dvyniai analizuoja pasaulį protu, o skorpionas – intuicija. Tai gali sukurti puikų balansą, jei abu išmoksta vienas kitą suprasti. Visgi skorpionas dažnai nori kalbėtis apie jausmus, o dvyniai linkę juos racionalizuoti ar net išsisukti. Tokiais atvejais skorpionas gali jaustis nesuprastas, o dvyniai spaudžiamas. Patarimas: dvyniams reikėtų išmokti nebijoti emocinės gilumos, o skorpionui nepriimti visko asmeniškai. Tada jų pokalbiai gali tapti tikra dvasinė patirtimi. Draugystėje šis duetas gali būti itin įdomus, dvyniai atneša spontaniškumą ir idėjas, o skorpionas stabilumą ir gilų supratimą. Jų ryšys dažnai būna pagrįstas pagarba vienas kito unikalumui. Skorpionas gali tapti dvynių paslapčių saugotoju, o dvyniai – skorpiono šypsenos priežastimi. Tačiau jei dvyniai neparodo pakankamai lojalumo, skorpionas gali užsisklęsti ar nutolti. Tuo metu dvyniai jaus, kad prarado emocinį artumą. Tik nuoširdumas ir atvirumas gali išlaikyti draugystę tvirtą. Jeigu šie du nusprendžia likti kartu, jų santykiai gali būti vieni iš labiausiai transformuojančių zodiake. Skorpionas padeda dvyniams pažinti emocinį pasaulį, o dvyniai skorpionui – išmokti lengvumo, atleidimo ir gebėjimo mėgautis akimirką. Toks ryšys reikalauja nuolatinės pusiausvyros, bet jei abu partneriai sąmoningai dirba su savo skirtumais, jie gali tapti vienas kito dvasiniais mokytojais.